Esu Lietuvos Respublikos pilietis, man 34 metai. Esu baigęs Vilniaus politechnikumą, Šiaulių krašto, verslo vadybos ir teisės mokyklą. Esu nevedęs, dirbau Akmenės cemento krovikų vairuotojų. Nuo 96 metų esu įgijęs B, C, E kategorijų teisės. Mano pomėgiai: mėgstu sportuoti, sunkioji atletika, mėgstu keliones į gamtą. Ateities planai: noriu susirasti gerą darbą, sukurti šeimą ir tęsti mokslus. Esu Edikas, Lietuvos Respublikos pilietis, man 24 metai. Baigęs Kelmės profesinio rengimo centrą, kur įgijau statybininko kvalifikaciją. Esu nevedęs, darbo patirties neturiu. Pomėgiai: mėgstu vaikščioti gamtoje laisvalaikiu. Ateityje norėčiau susirasti pastovų darbą pagal įgytą profesiją. Esu Audrius, Lietuvos Respublikos pilietis. Esu baigęs 7 klases. Esu nevedęs. Esu dirbęs akcinę bendrovę Rekyva. Labiausiai mėgstu žvejoti. Po laidos norėčiau susirasti pastovų darbą.